Ar Lietuvoje realu įrengti F1 trasą? Ir jeigu tai gyvendinama kelintais metais, jeigu ne, plačiau kodėl? Artūras Bojarumas. Na, jeigu kalbėt populistiškai, tai taip, tas teoriškai įmanoma, bet jeigu žiūrėt realiai, tai tikrai ne. Nes visų pirma, pas mus nėra infrastruktūros išvystytos, kuri reikalinga, nes trasa tai yra jau piramidės viršūnė. O iki tos viršūnės yra labai daug dalykų, kurie turi būti realizuoti. Tai mes gal pradėkim nuo mažesnių dalykų ir bandykim prisitraukti kažkokias tokias, paprastesnės sporto šakas negu F1, nes man teko ir su žmonėm bendrauti, kurie tą Formulę 1 organizuoja, Indijoje kaip tik prieš 2,5 mėnesio. Ir su tais, kurie lenktyniauja, teko bendrauti. Tai vis dėlto mes nesam jiem įdomi kaip rinkodaros šalis. Čia pagrindinė priežastis. Taip, čia yra pagrindinė priežastis ir sakau, mes neapgaudinėkim savęs, nes vengrai dabar iš tikrųjų labai deda daug pastangų, kad išlaikyti tą etapą, o ten, žinokit, yra ir politikos nemažai tame visame, tai vengrai gavo etapą ne todėl, kad jie vengrai, o todėl, kad iš socialistinių tų buvusių šalių geriausiai tuo metu atrodė. Latvijoje ir Estijoje automobilių sportas populiaresnis negu pas mus. Kodėl? Ir Karolis Ramoška rašo, kiek žinau, Latvijoje dažnai uždaromos gatvės tam, kad miesto centre galėtų vykti varžybos ir taip toliau. Galbūt kaimyninių šalių federacijos moka geriau pritraukti ir sudominti. Mes lietuviai jau taip įpratę, kad visur yra geriau negu pas mus. Tai iš tikrųjų čia yra visa eilė objektyvių ir be abejo subjektyvių priežasčių. Tarkim, kalbant apie Estiją, tai mes su jais labai sunkiai randam bendrą kalbą, nes jie jau daug metų yra Suomiai. Jie turi labai geras galimybės, jie prieš savaitę, prieš Suomijos ralio etapą, kuris turbūt tol, kol pasaulio čempionato etapą, kuris bus tol, kol bus pasaulio čempionatas, nes tai yra vienas iš tų klasikinių. Jie padaro lenktynės pas save, labai panašiom trasom, labai panaši logistika ir daugybė sportininkų atvažiuoja tiesiog išbandyti mašinas prieš lenktynės. Tai yra pasitreniruoti, tai yra labai dėkinga situacija, mes tokios galimybės tikrai neturim. Natūraliai tas pakelia juos į tam tikrą lygį, kurį mums pakilt irgi reikia stengtis ir be abejo mes iš jų mokomės. Tačiau turiu sąžiningai pripažinti, kad kontaktus su Latvijos ir Lenkijos federacijom mes nusistatę labai gerus iš tikrųjų ir labai daug bendrų projektų turim. Estai tuo tarpu jie į mus žiūri pakankamai atsainiai. Dėl trasų uždarimo, tai aš manau, kad čia dabar noriu paaiškinti vieną dalyką, nes šitas kartosis daugelį klausimų, kadangi apie bendrus dalykus kalbam. Pati automobilių sporto federacija nei vienų varžybų neorganizuoja. Varžybas visas organizuoja organizatoriai. Ir federacija su organizatoriais pasirašo sutartį. Tam, kad jisai galėtų organizuoti varžybas, jis turi turėti taip vadinamą organizatoriaus licenciją. Ir visi dalykai, kuriuos paskui reikia derinti su savivaldybėm, su policija, su dar kažko, su kelių direkcija, tai yra organizatoriaus rūpestis. Ir Lasvas to nieko neįtakoja, jie tai gali patvirtinti varžybų. Lasvas yra atsakingas už varžybų saugumą. Tai yra pagrindinis dalykas. Taip, tai yra pagrindinis dalykas ir Lasvas yra ta struktūra, kuri vienintelė gali skelbti Lietuvos čempionatą ir karūnuoti Lietuvos čempionus. Arba atvirkščiai atimti čempionato statusą iš varžybų, kurios galėtų būti nesaugios arba dar kažkokios. Paprastai to daryti nereikia, nes jau iki čempionato paskelbimo pas mus kiekvienam sekančiam sezonui iki gruodžio 1 dienos yra paruošiami visi reikalingi norminiai aktai ir ten tokių dalykų, kad jau ardyti kažką nereikia. Ir beje, tvarkaraštis taip pat yra patvirtinamas, kurį mes keičiam labai išimtinais atvejais, kada tai susijęs su kažkokiais tarptautiniais renginiais ar dar kažko. Trumpas klausimas. Ar Latvijos prezidento pareigos turi juridinės galios? Tai be abejo, jeigu bankė mano parašas galioja, tai automatiškai juridinės galios turi, nes registrų centre aš esu irgi patvirtintas kaip juridinio asmens atstovas. Toks, vėlgi, klausimas iš kitos pusės. Įvardinkite, prašau, vietas, būdus, kur galima saugiai pajausti automobilio vairuotojo galimybės išmokti, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje, nekeliant grėsmės pašalinių saugumui. Turint omeny, kad vasarą leidžiamas greitis autostradai ir skaičimas. Na tai aš iš karto noriu pasakyti, kad autostrada tikrai ne ta vieta, kur reikia pajausti automobilių sporto adrenaliną. Patarčiau kreiptis į tokias, pavyzdžiui, struktūras kaip BMW vairavimo akademija arba Sauliaus Girdausko ralio mokykla.
Ir daugiau tokių yra struktūrų, ten tikrai jūs pamokys, parodys, duos pavažiuoti ir nustatys jūsų meistriškumo lygį. Labai kvalifikuotai, tai iš tikrųjų yra labai įdomu, nes, pavyzdžiui, žmonės perka dovanų įvairiom progom, va šitą pramogą. Čia net ne pramoga, čia iš tikrųjų toks yra per pramogą patirtis naudinga labai, taip. Tai va tai yra tikrai vieta, kur saugiai, sau saugiai ir kitam saugiai tu gali šitą išbandyti ir patirtos visus potyrius. Mūsų skaitytojas Linas klausė, kodėl ruošiantis varžyboms ir varžybų metu, aš įtariu, kad čia yra konkretus atvejis, bet nekonkretizuojama, dauguma teisėjų turintys laisvę išduotas licencijas su sportininkais elgiasi grubiai, nemandagiai ir atgrasančiai. Po pabendravimo su jais kilo noras nebedalyvauti Lietuvoje rengimuose automobilių sporto varžybose. Kalbu apie teisėjus dalyvaujančius techninėje komisijoje. Tai aš labai norėčiau, kad kiekvienas toks atvejis būtų įvardintas ir būtų kreiptasi tiesiai į Lietuvos automobilių sporto federacijos tarybą. Ir mes padarysim viską, kad tokie dalykai nesikartotų. Galbūt yra tikslas parašyti laišką su, paprašyti konkrečiai, kad įvardinti. Tegul konkrečiai įvardina, mes tikrai visus tokius dalykus reaguojam, tiek į sportininkų prasižengimus, tiek į teisėjų ir aš labai norėčiau apie kiekvieną tokį atvejį gauti informaciją. Nes teisėjas nėra viršininkas žmogaus, kuris dalyvauja lenktynėse. Ir netgi aplamai, jie kiekvienas dirba savo darbą. Karolina Maleckaitė teiraujasi, ar Lietuva gali tikėtis išauginti F1 tipo lenktynininką per artimiausius 7 metus, kuris pasiektų bent Kazimiero Vasiliausko lygį? Kazimieras Vasiliauskas yra labai geras pavyzdys iš tikrųjų. Ir jeigu mergina domisi automobilių sportu, jinai tikriausiai žino Vitalijaus Petrovo istoriją, ar ne? Kur Rusija yra tokia didžiulė šalis ir jin tiesiog jam nupirko vietą pirmoji formulė, išmetė Jarno Trulį iš jau komandos, kurios nariu jisai buvo tapęs. Tai aš čia nieko neapkalbinėjau, aš tiesiog konstatuoju faktus, kuriuos žinau iš žiniasklaidos ir ne tik. Tai vien turėti tokio lygio lenktynininką, nes Kazimieras Vasiliauskas drąsiai galėjo važiuoti pirmoji formulė, nes aš nenoriu sakyti pavardžių, bet ten tikrai yra vairuotojų už jį blogiau važiuojančių jau šiandien. Tai jūs tikriausiai, kas domitės, visi maždaug įsivaizduojate, apie ką mes ten galim kalbėti. Bet tam reikalingi labai dideli pinigai. Esmė tame, kad turbūt tu gali būti bet koks talentas, bet pakliūti F1 gali prie tam tikrų aplinkybių. Didžiąją dalim finansinių. Tai absoliučiai finansinių. Absoliučiai finansinių. Jūs pažiūrėkit, Indija tik pasistatė pirmos formulės trasą ir pradėjo tam skirti daug dėmesio ir iš karto atsirado pilotas ir net komanda. Tai jūs įsivaizduokit, kokios Lietuvos galimybės, jeigu nuo 1970 metų pirmą kartą pirmoji formuliai nėra nei vieno italo. Tai Italija ir šalis tokia, ir tradicijos tokios. Jūs pažiūrėkit, čia bet kuris 5 gali pirmos formulės italų pilotus išvardinti nesusimastydamas įvairaus laikmečio. O turim tokią situaciją. Karolina ta pati klausia, ką manote apie draudimą Vilniuje važinėti kartingais išskyrus kelias valandas per parą? Tai aš jau savo šitą nuomonę esu išsakęs, čia turbūt kalba eina apie plytinės kartodromą, tai yra visiškas nonsensas. Tai yra didžiulis spaudimas vienos žiniasklaidos priemonės, kadangi rašytoja ta, kuri rašo apie tai, gyvena ten tuose pusiau legaliai pastatytose namuose, o kita, kuri palaiko Vilniaus taryboje, yra taip pat tos vietos gyventoja. Tai aš manau, kad šita tema jau yra išsemta, nes ne tik į Seimą buvo nukeliavę šitie dalykai ir kartingistai jaunieji tikrai važinės tiek, kiek jiems reikės ir kiek jie norės. Ir paskutinis Karolinos Maleckaitės klausimas yra, ar turi reikšmės gandas, kad Kazlų Rūdoje norima statyti F2 trasą? Aš atsakysiu trumpai, taip turi. Šitą klausimą galbūt jau atsakėm, kurį dabar užduosiu, bet gal kažką papildysiu. Ką manot apie kovo 31 dieną planuojama įsteigti drifto komitetą, ar šį veiklai būtinas atskiras komitetas? Paulius klausimas. Manau, kad būtinas. Buvo diskusijų galbūt šitą sporto šaką įkelti į kitų automobilių sporto šakų, nes turim ir tokį komitetą. Bet aš manau, kad drifto bendruomenė yra pakankamai plati ir didelė ir aš net nebejoju, kad jie savarankiškai mokės tvarkytis. Mes turėsim jų atstovą savo taryboje automobilių sporto federacijos, kas bus tikiuosi abipusiai naudinga, nes mes gausim informaciją apie jų gyvenimą, jie matys visą paletę, kame jie yra. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad drifto komitetas bus įsteigtas ir jau dabar yra 3 kandidatai pirmininko postą, kas mane iš tikrųjų labai džiugina.
Tas pats Paulius klausia. Stasio Brundzos idėja apie automobilių trasų kompleksą Lietuvoje nugulė stačius. Tačiau Druskininkų meras Malinauskas prieš kurį laiką užsiminė apie galimybę turėti automobiliams skirtą trasą šiame kurorte. Kiek jūsų manime tokia idėja yra utopinė, turint galvoje, kad prieš kokius 6 metus uždarus slidinėjimo trasų kompleksas taip pat atrodė neįgyvendinamas? Tai iš tikrųjų, žinant poną Malinauską, kurį aš gerai asmeniškai pažįstu, jo nei viena idėja nėra utopinė. Jeigu žinot, dabar jo sekanti idėja turbūt prieš automobilių trasą yra banglentininkų kurorto įsteigimas. Nes žiemą mes jau turim, dabar turėsim Druskininkuose vasarą. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad toks žmogus yra miesto šeimininkas ir dažnai važiuoju į tą slidinėjimo trasą. Sunku patikėti, bet mes turim Lietuvoje daiktą, kuris yra tarp 5 geriausių pasaulio daiktų. Aš pats mačiau tokį daiktą Emiratuose, tai mūsiškis tikrai nieko nenusileidžia. Tai dabar dėl tos trasos aš manau, kad mes turim Kačerginės trasą ir visų pirma reikėtų įdėti daug pastangų reanimuojant ją. Nes vis dėlto jinai yra labai gerai geografiškai Lietuvoje išdėstyta, yra tradicijos tam tikros, manint kažko asociuojas net su Kauno sporto halė, kur, gerai tai naujo arenoje krepšinį žiūrėti, bet dvasios tos halės nėra. Tai lygiai tas pats yra ir su Kačerginė, tengi tiek jau yra to benzino kvapo toj trasoje prisigėrė. Marius Torų klausia, apibūdinkite prašau sporto visuomenę Lietuvoje, kriterijai sąžiningumas, kolegiškumas, patriotiškumas. Aš manau, kad Marius turbūt neblogiau už mane tą visuomenę pažįsta ir aš tikiuosi, kad ta visuomenė po truputį keičiasi. Ir labai džiaugiuosi, kad jau 3 metai mes neturim protestų ralyje. Nes vis dėlto labai daug įdėjom darbo sutvarkydami teisinę bazę, norminę bazę, visus reglamentus, terminus, iki kada tam tikri dokumentai turi būti paruošti. Aš manau, kad mes neturim norėti, kad sportininkai, kurie yra konkurentai, būtų mirtini draugai. Tiesiog reikia abipusės pagarbos, supratimo ir sąžiningos kovos. Aš visada esu, aš visą gyvenimą sportavęs, aš prieš bet kokią nesąžiningą kovą. Tai yra dopingas, ten visokie techniniai reikalavimai, nevykdymai, visa kita ir visa kita. Tai aš norėčiau pataisyti, kad nebuvo protestų iki Žemaitijos ralio. Žemaitijos ralį paskui protestai visi buvo atsiimti. Formaliai protestų Žemaitijos ralį irgi nebuvo. Ir klausia jūsų, ką pakomentuotumėt dėl 5 Lietuvos Respublikos teismuose pralaimėtų bylų ir su tuos susijusių išlaidų? Ar tokia statistika ir ženklūs finansiniai nuostoliai federacijai nerodo, kad administracijos darbuotojams visgi trūksta kompetencijos ir jie neturėdami tvirtų argumentų klampina lakstyti į tolimesnės išlaidas? Tai aš turbūt privalau vis dėlto, nors ir labai nenorėjau to daryti, pasakyti, apie ką yra teismai. Tai priešistorija yra tokia. 2008 metų pabaigoje grupė sportininkų surinko parašus, kuriais norėjo patraukti iš prezidento pareigų tuometinį prezidentą Romą Austinską. Pagal galiojančią tvarką neeilinį suvažiavimą turėjo organizuoti to pačio Romo Austinsko vadovaujama taryba, nes tokie yra mūsų įstatai. Tai jūs dabar įsivaizduokit situaciją, kada žmogus organizuoja suvažiavimą, kuris turi jį atšaukti iš prezidento posto, ar ne? Aš turiu elektroninį laišką, kuriame Romas Austinskas sekretoriatui suvažiavimo išvakarėse siunčia žinią, kad aš radau vietą, per kurią galima bus skųsti suvažiavimą. Va čia ir yra pradžių pradžia. Kada jisai pralaimėjo man rinkimus, tada prasidėjo teismų maratonas. Tai labai aiškiai noriu pasakyti visai automobilių sporto visuomeniai, kad teismo procesas vyksta dėl to, kad neteisingai buvo suorganizuotas suvažiavimas, kurį organizavo tas pats Romas Austinskas. Kita dalis teismų yra dėl techninių reikalavimų tam tikroje automobilių grupiai. Ir teismai nesibaigė, bet tuo metu, kada teismas liepė iš naujo surengti rinkiminį suvažiavimą, juk Romo Austinsko grąžinimas 10 metais į prezidento postą 3 mėnesiam, tai reiškia, kad jis turėjo per tą laiką surengti naują rinkiminį suvažiavimą, išlaikydamas visas procedūras. Kas vėliau buvo padaryta ir tada aš jau tapau legaliu prezidentu. Ir tuo tarpu, kada Romas Austinskas buvo sugrąžintas į tą postą, jisai atsiėmė visas apeliacijas iš visų teismų, kurias mes buvom padavę. Ir todėl mes pralošėm ir kitą teismų dalį.
Tai aš labai nenorėjau apie tai kalbėti, bet jeigu yra toks klausimas, aš privalau jį atsakyti. Gerai, Audrius Pupienis mūsų klausia, kalbate apie krizę autosporte, čia turite omeny, kad sportininkai vis mažiau investuoja savo turimas lėšas į techniką ir laukia geresnių laikų, ko pasekoje į trasas vis mažiau išvyda sportininkų. Tai, o kur čia klausimas? Čia yra teiginys. Tai be abejo, krizė įtakoja automobilių sportą, nes automobilių sportas nėra pats pigiausias sportas. Bet aš labai džiaugiuosi, kad dabar po truputį tie automobiliai vėl atrieda. Ir kitas dalykas, tai aš norėčiau šitoje vietoje turbūt priminti visiems apie Omnitel 1000 km lenktynės, kur reikia daryti atranką. Ir šiemet Žiedo komiteto iniciatyva bus ilgų distancijų čempionatas iš 4 etapų, kurių vienas bus 1000 km. Tai aš manau, kad čia yra tiesus kelias į žiedinių lenktynių atgaivinimą. Nes žiedinės lenktynės iš tikrųjų pas mus yra apmirusios, nenumirusios, bet būtent dėl to pačio brangumo. Formulių pas mus iš vis praktiškai nebelikę, nes ten vėlgi tarptautinės automobilių federacijos kai kurie reikalavimai yra sunkiai gyvenami. Tai per tą 1000 km lenktynės, per tai vadinamą Fast Lapą, mes tą žiedinį automobilių sportą tikimės reanimuoti. Turim dabar labai gerą komiteto pirmininką Darių Grinbergą, kuris tikrai išmano tos dalykus. Tai matom, kad šitie reikalai juda į priekį stipriai.